Sveiki bičiuliai, ką tik atlikta automobilio patikra. Truputėlį apie patį automobilį, tai Volkswagen Golfas, universalas, 2 litrai dizelis, 20 metai, 152 tūkstančiai rida. Nu ir toks va, pilkas miesto dizelis, kaip aš sakau. Ratukai gražus, nenubaladuoti nieko. United komplektacija. Tokia irgi įdomesnė, to supažindinsiu iš arčiau. Jo, tai ženkliukas ant durų. United slenkščiukai. Sėdynės irgi United edicijos, kaip matot, su mėlynom siūlėm. Čia va, toks dizainas pačios medžiagos, irgi fainas. Kas dar? Karbono apdaila. Pilnai LED skydėlis. Čia navigacijos, visi kiti navarotai. Šildomas sėdynės, iš tikrųjų tai nėra daug tų privalumų. Bet, kaip sakant, jeigu klientui tinka, tai vadinasi tinka. Mūsų darbas tik lieka sutikrinti. Nu va taip, po kapotu viskas gražu, jokių tepalų nuotekių, jokių pašalinių garsų, purkštukų darbas tolygus. Taip, kas dar? Diagnostika švari, viskas tvarkoja, rida tikra, 152 tūkstančiai, kaip ir sakiau. Taip, kad važiuoti dar su to Golfu be jokių, kaip sakant, problemyčių. Vieną problemą, kokią radau, tai išorinės granatos guma. Per tą gumą, kaip sakant, yra išbėgęs tepalas. Nu, tai reikia pasikeisti išorinę granatą ir, kaip sakant, viskas bus ok. Eisim dar truputėlį kainą paderinsim kliento naudai ir automobilį galės drąsiai pirkti, automobilis perkamas, viskas gerai. Jeigu jūs ieškote tvarkingų automobilių, tai drąsiai kreipkitės į Važiuojam Auto Facebook puslapį, ten per Messengerį susisieksite su manimi, atsiųsite skelbimo nuorodą, jeigu turite įsirinkęs automobilį, kurį norėtumėt, kad patikrintumėt. Jeigu neturite įsirinkęs, tai atsiųskite kriterijus, kokio automobilio ieškote, koks jūsų biudžetas ir susitarsim viską dėl paieškos. Ačiū visiems uždėmesį, kam nesunku, kaip visada pasidalinkite, paspausite follow, jeigu dar to nesate padarę ir kas be ko, užmeskite laiką. Ačiū visiems ir gražaus likusio penktadienio.